Sveiki sugrįžę, yra reikalų. Pažiūrėkit, ką turim. Pagaliau atėjo tas momentas, kai imsimės reikalų prie žibintų. Nes girdėjau, kad BEMSas jau pamažu persikėlė iš vieno cecho į kitą. Reikėtų jau ir optiką paruošti, nes dėsis empakai visą kitą, kaip be gražių farų. Ne? Tai žodžiu atvažiavom į xenonled.lt, kadangi pasiskambinau, pasiieškojau, kur gauti detalės, kaip pasidaryti žibintus ir taip toliau. Nesu stipriai kompetitingas atlikti žibintų remontą, todėl atvykom čia ir visus darbus atliksim su profesionalais, kad parodytų, kaip kas veikia, kaip reguliuojasi, kodėl negalima namie statytis pačiam iš esmės ir kaip reikėtų su žibintus reguliuoti po to. Tai šie žibintai, aišku, po to keliaus į mašiną ir dar kartą sugrįš čia, bet dabar važiuojam imtis reikalų, žodžiu, kad šitie geltoni šviestuvai taptų gražiais, šviesiais ir aš norėčiau, kad lediniais. Tai va, važiuojam. Paskutinį kartą matau tokius žibintus, taip atrodančius. Nedarykit taip su savo mašinom. Labą dieną. Mes jau iš karto į viršų. Tai jau žodžiu, atvykom. Galim tada į viršų. Varom į viršų. Tu kažkada apie tokius likti kalbėjai, jo? Kad galima būtų juos prisukti. Taip, kad būtų galima prisukti. Bet kaip minėjau, tada, jeigu juos sukam, tai žinai, montavimas yra paprastesnis, bet jeigu ant ilgą laikotarpį žiūrėt, kad jie gali kažkiek tai to drebėjimo turėti. Tai arba reikės tada klijais dar pildomai, žinai, juos sutvirtinti, arba dėti tos, kurios galima pragręžti. Tai prasme, kad prie reflektoriaus išoriškai prisukti, ne? Taip, jo. Nes atramos taškas gal labai toli gaunasi ir jis gali judėti. Jo, teisingai. Čia dar tokios gumytės turi būti. Gumytės, kai jos dėdi, jos tada geriau prisiglaudžia. Tai va, vienas iš tų variantų, čia būtų toksai. Šiaip gal pabandyti įdėti, pasižiūrėti, kaip jisai ten, nes čia stiklas paprastai nusiema, čia šilį nieko nereikia, man atrodo. Čia auselės nėra, jo? Va, auselės aš šiandien pamačiau, kad nėra, bet kažką gal sugalvosiu, nežinau. Gerai, kad šitie žibintai paprastai renkasi, nes naujesnių BEMSų tai būna klijuota ir ten jau hemorojus, kaip sakė. O čia viskas atsisega. Byra kaip ir visas M6, kas byrė, viskas išpjauta. Kas už tai jaučiu, duosim servisui, kad biškai prilakuotų, pritamsintų. Tai man atrodo vieną užteks. Gerai, užteks vieną kol kas. Jeigu jūs norit vidų tamsinti, tai aš manau, tada reiktų gal jums tą rėmelį paimti dažymui. Bus jau nelabai tada, jeigu jau black. Šiaip galima atiduoti nudažyti abu rėmelius, o reflektorius pasižiūrėsim, kiek užsidengia. Nes šitą tai tikrai reikia juodą daryti, mano galva. Madai, apie ką aš turėjau minėti, kad kampas kažkiek tai neatitinka šito. Jis karto gali netilpti tą amplitudę, kurią aš tu minėjau. Tai dėl to ta mašina yra praktiškai būtina, tam, kad pastatyti ir sureguliuoti pagal stendą. Tai tada mes, kai reguliuojam, išstatom pagal stendą, vieno laipsniuką, tarkim, į apačią, ir po to dar pasižiūrim, tarkim, pakeliam maždaug 2,5 laipsnių į viršų, 2,5 laipsnių į apačią. Ir kad tai būtų centras. Tada viskas yra gerai. O dėl ko minėjau, kad ne pačiam kaip ir galima susidėti, bet tada, kad jie teisingai švies, čia šansų mažai. Prasme, pataikyti daugiau mažiau gal ir galima, jeigu gera akis, bet nerekomenduočiau. Tai tam ir reikalinga reguliacija. Būtent, ką kalbėjau apie tokius universalius lėšius, kurie prisisuka. Tai yra apie tą dizainą. Jeigu pūs tą juodai, tai pūs tada ir šitus Čia prasideda visas grožis. Šitus žiedus reikia būtinai išmesti iš čia. Tarkim, žiedukų nebus ir kad jisai įlįs. Jo, rusimos. Bet aš galvoju, kad jeigu mes išmetam ledus, ar mes norim palikti, žinai, nors ir BMW, bet žiedų valdovai, žinai, tos žiedus, ar mes vis dėlto bandom įdėti, žinai, kitą šraudą, kad turėtų irgi su ledu. Bet ledas tas bus ne apvadas, tarkim, o justelės kažkoks tai būtent. O jūs čia turit netgi? Jo, tai va, tai aš labai ir norėčiau, žinau, geriau va tokį padaryti. Čia yra, aišku, vadina taip polo style, kad mes tada paimam šitą ir įdedam tokį ir bus ne žiedas, o pusiau žiedas tada. Bet šitą nudažyti juodai sudėtinga bus, jisai nesardo taip lengvai, man atrodo. Manau, kad jo. Bet, prisisuka. Viskas gerai. Tai galima tokius daryti. Ir tada būtų toks kaip pusiau žiedas. Bet tai tada o ką su ilgom?
Apie žiedus aš iš karto galvoju, kad juos reikia išmesti. Pirmas dalykas, jie čia įdėti net netokio dydžio. Dabar irgi turėk omenyje atsargiai. Yra viduje chromas. Chromo piršto jo, lies negalima. Mes iš tikrųjų turim žibinto remonto srity 42 punktus, kurias reikia padaryti tam, kad pakeisti stiklus. Tarkim, neliest chromo, kaip valyti purvą, kaip valosi su kokiom servetėlėm, koks chromos plaunasi, kokį negalima plauti. Tai va, tai dėl to geriausia prie jų visiškai neliesti. Yra chromus, kurie kaip ir nieko baisaus, paėmė, išplojo viskas gerai, o yra tokie, kad, nusivalo. Jo, ir turėk omenyje vis dėlto. Čia yra riebalai ir yra kažkiek tai vis tiek smiliuko. Netgi jeigu tu išvalysi, po to mikroibrozinimų vis tiek lieka. Taip, teko susidurti, pats sardžiau ir pats keičiau lešius ir po to reflektorius keičiau, nes apčiupinėjau, bandžiau pavalyti, valant braižus ir, žodžiu, nieko gero nesigauna. O čia va yra pagrindinis. Klausyk, o dabar pabandom gal taip, tada vis dėlto. Mes bandom sudėti kaip yra. Mes bandom išstatyti vieną lęšį su kitu. Tiesiog taip. Iš akies, jo. Ir duodam tau. Bet tada tu jau nuveši pas save, pasižiūrėsi, pastatysit ant mašinos, jau tada bus. Jeigu bus jau blogai, stiklai, kaip tu minėjai, lengvai nusiema, žibintai lengvai nusiema. Tai tada darysim korekciją. Jo, o jeigu ten viskas normaliai, nes reikia ir vis tiek su šviesų šitų stendų pasižiūrėti, kaip jie šviečia, ar iš šonus, ar ten. Jeigu jau kils klausimų, tada atvažiuoti su mašina surinkti. Tai jo, sumatuojam, jeigu viskas tinka. Aišku, yra dar vienas pasiūlymas. Tai čia yra mums tiesiog daugiau darbo. Mes galim išstatyti tą, tarkim, žibintą tiesiai. Tarkim, jį nuleisti maksimum į apačią, tarkim, išviečia į grindis. Maksimum viršų, išstatyti tašką, kad jis, tarkim, išviestų į lubas, ne? Į kampų lubus. Ir pastatyti viduriuką. Vat, tai yra viduriukas. Žibintas šviečia tiesiai. Ir pagal tai, kaip žibintas dabar stovi, mes išstatinėjom po to lęšius. Tai reiškia, mes naudodami originalų reflektorių pastatom taškus, išstatom žibintą toj pozicijoje, kur yra jis šviečia tiesiai. Ir po to pagal tą jau poziciją žibinto, bet mes jau be abejo jau negalim judinti. Mes jau tada dedam lęšius. Supratau? Jo, tai šiaip tai... Nu, va, tada mes tiesiog būsim daug tikslesni. Jo, bus šį tiksliausias variantas. Tai siūlymas toks. Gerai? Taip ir darom. Valio. Tai darom tada. Sulauk tada mūsų skambučio. Jo, tai tada aš kol kas viską palieku, laukiu skambučio ir tada, jeigu viskas gerai, aš atvažiuoju paimu šitas detalės dažymą, ne viską. Taip. Žodžiu, svarstėm čia kokią jau 15-20 minučių, kaip padaryti geriau su tai žibintais. Pamatavom vieną variantą, pamatavom kitą variantą ir priėjom tokį vieną bendrą išvadą. Trumpai papasakosiu, žodžiu, paliekam vieną lęšį, dedam vieną lęšį, dedam tokį šaudą, tokį plokščią, kad jie apdengtų, nežinau kaip lietuviškai net vadinasi, dažom visą vidų juodai, lankelius juodai, kolegos susako žiedus, nes žiedai atlieka iš esmės gabarito vaidmenį, be gabaritų negalim palikti, nes tie dujiniai žiedai buvo kaip gabaritas. Tai užsako ledinius normalius gražius žiedus, mes viską vežamės į servizą, kad nudažytų. Ir tada, kai gauna žiedus, atvažiuojam ir viską surinkam į krūvą, sudedam į stiklus, atreguliuojam ir statom į mašiną. Planas toks. BEMS, ta prasme, yra firminis ženklas, žiedai, ledai, akys. Pralaimėjau šitą kovą. Iš tikrųjų, svarsčiau, kaip su tais žiedais dėt, nedėt, bet dėja šitą kovą pralaimėjau. Teks dėto žiedus, bet vis tiek žibintai labai gerai atrodys. Hello, sveiki ir vėl mes. Turim automobilį čianais prie paruošime. Žodžiu, nutiko kaip nutiko, gavos kaip gavos. Tai automobilį atsivarė čia, nusileido nuo keltuvo, pastebėjom kiek baisesnių reikalų, nei galvojom. Tai šiek tiek buvom užtempę, turėjom švenčių, realiai 4 dienas prie automobilio nedirbom. Grįžus po 4 dienų automobilis turėjo būti kažkiek bent jau pradėti darbai, bet taip gavosi, jog nuleidus automobilį, pamatėm dar ir stogą, ko nematėm, ko nežiūrėjom, nes tiesiog automobilis buvo tokios būklės, jog pirmiausia jį norėjosi pakelti ir pažiūrėti, ar jis dar vis yra remontuojamas, ar jį tiesiog reikia keisti kitu. Žodžiu, norėjom mes įkeisti kitu, norėjom kito kėbulo, kito automobilio, nes ir šitą, tiesiog labai daug problemų su juo buvo. Bet žodžiu, kažkokie sentimentai, visą kitą automobilio pakeisti negalėjom, reikėjo remontuoti būtent šitą. Ir taip pagavosi, jog nepamatėme esminių problemų. Tai šitokių surdymų prie būtent stiklo. Viskas čia ok, viskas čia yra padaroma, nusišveisim, padarysim, kas labiausiai mus krečia, kodėl nepamatėm. Nežinau, gal per kamerą nesimato, bet stogas yra toks, jog atrodo kažkas tiesiog ant jo vaikščiai. Nežinau, iš po krušos gal nebūna tai baisiai, bet netoli to. Tai ką pasidarėm, kokia buvo darbų eiga, tai nusiėmėm stogą, nusiėmėm apdalas, bandysim lyginti be dažymo ir matysim, kas gaunas. Tai Petras paminėjo stiklą. Stiklas yra išpjautas, kad galėtumėm sutvarkyti visas tas rūdis, nes matom, jog giliau jų yra daug daugiau. Tai rūdis tvarkom, stogą darom bedažyminį lyginimą ir kiek liks reikės užpakliuoti. Tai
Matom, kito šono jau turim pradėtą daryti, jau yra pirmi sluoksniai užtepti, kažkur pasišveista, kažkas padaryta. Žodžiu, nesėdim, nelaukiam, darom, dirbam, stengiamės. Manau, kad nespėsim į mūsų numatytus terminus, kas yra labai blogai, kas liūdina, bet galutiniam rezultate vis tiek automobilis atrodys gražiai ir bus pilnai suremontuotas ir techniškai tikrai tvarkingas. Tiek po kol kas, laukiam toliau. Gal kažkada ateis ir geras momentas, kai bus viskas lengva. Tai kaip ir matėte, susidūrėm su reikalais, reikalų, kaip sakant, daugėja ir daugėja ir niekaip nemažėja. Kas do reikalai? Tai kaip visgi išlindo rūdis, išlindo sulinkimai ten, kur jų neturėjo būti, būtent matėm stogas labai stipriai pažeistas buvo, rūdis taipogi buvo prie priekinio stiklo, ko pasiekoje priekinį stiklą jau buvo šiek tiek pakėlę ir galimai ten rinkosi vanduo. Na, tai priekinį stiklą išsipjovėm, jo galėtumėm kruopščiai viską paruošti ir jog ten nebesusidurtumėm daugiau su jokiom problemom. Na, toliau elementarios kitos problemos ir bėdos, tai detalių gabenimas, vežimas, tai būtent naudotų detalių buvom užsisakę, tai būtent duris, bagažinė, tai irgi viskas stringa, kurjeriai neatveža, vieni paima, kiti nepaduoda ir, na, kaip užburtas ratas, kaip sakant, skubom į terminus, jog spėti viską laiku, bet gaunasi kaip visada. Čia problema, čia bėda, na, bet nieko, dirbam toliau. Jau procese įpusėjo daryti meninį lyginimą, tai stogas jau atrodo visai neblogai, daug geriau nei kad atrodė ryte. Kėbulas jau yra paruoštas, kapotas, tai kairiai pusėje jau turim padengtą glaistą, kai kuriuose vietose, tai būtent ant slenkščio, ant arkos galinės. Nestovim, dirbam, stengiamės kuo greičiau ir manykiam viskas čia bus gerai. Kem 6 kėbulas, buvo padarytas pervirinti slenkščiai ir galinės arkos. Čia baisiausios buvo vietos, tai mes jas pagruntavom, toliau gruntuosis visas kėbulas išveisis. Po viso to važiuosim į dažymą, taip sakant. Bet sakau, čia yra tokių dabar nesimato papildomų labai darbų, čia buvo labai aprūdėję viskas, stogas buvo visas sulankstytas, bet darytas meninis buvo. Dalis pilnai visus keisis, kol kas mes jų dabar nematysim. Kapotas senas bus. Sakau, bet pagrindė baisiausias vietos, nes arkos pilnai buvo pervirinti, slenkščiai irgi pilnai pervirinti buvo. Dugnas antikorozinis padarytas. Tai va, su stogu dabar reikalų ir nedaug. Nu, pradžioj čia pasigruntuos, nes kur buvo rūdis. Nes šiaip stogas dabar kaip ir lygus, meninį gerai padarė. Kapotą turbūt pilnai iki metalo šlifuosim, nes visas yra numuštas. Tai prieisim prie tos pusės. Šitos pusės irgi viskas identiškai tas pats. Viskas, ta prasme, pervirintos galinės arkos, slenkščiai. Va, bet yra tokių, sakau, va čia aš pakliuota, yra tokių nelygumų ir ant stojkių. Tai nusprendėm pilnai su prajomais visą mašiną dažyti. Ta prasme, ir dėl spalvos, gal spalvą keisim, dar neaišku. Dabar sušveisim gruntą. Slenkščius, ne? Ir arkas. Sušveisim, tada pilnai persikliosim, sušveisim kėbulą, dar kažkur pasišpakliuot reikės ir tada pilnai kėbulą gruntuosim.
Automobilį matom, jau turim nugruntuotą. Dar tai nėra galutinis gruntas, dar dėsis padas. Greičiausiai jog rytoj automobilis susišveis gruntas ar kažkas panašaus, tikslių terminų nežinau, nedažytojas. Na žodžiu, rytoj vakare plius minus jau važiuojame dažymo kamerą, jau kėbulą dažysim. Dar kitą dieną jau turim kaip ir planuose, jo galėsim statyti variklį atgal. Žinoma, dar variklį pirmiausia reikia surinkti, bet kol variklį surinkinėsim, kolega Petras galės darbuotis prie priekinės važiuoklės. Priekinę važiuoklę manome, jog dėsim coiloverius, mandresnius amortizatorius, jo galėtumėm pareguliuoti aukštį. Galinė važiuoklė, kaip pamenam, buvo kelios linkusios šakės, mes jas turim naujas, kitas naudotas nelinkusias, tad galinę važiuoklę taipogi galėsim dasibaigti iki galo. Po truputį, manau, judam į priekį. Jo, atkeliavo naudotos detalės. Pasirodo, jau šitas modelis yra labai sunku rasti nesurūdijusių jų dalių. Internetinius puslapius ieškojom nesurūdijusių dalių, dėja nepavyko rasti. Buvo pasitelkta Facebooko pagalba, forumai, ten buvo prašyta idealios būklės durų, kaip sakė pardavėjas, duris idealios, atrinkau iš labai daug, jeigu spalva nesvarbu, tai tikrai bus nesurūdijusios. Kągi galvojat, duris surūdijusios. Aišku, kiek mažiau nei kad buvo originalios, kaip šitam automobiliui, jos mažiau surūdijusios, bet visgi parūdijusios. Na, šitas rūdelės bandysim sutvarkyti. Bagažinę irgi gavom parūdijusią. Vairą turėjom gauti labai geros būklės idealios. Vairas atkeliavo šiek tiek pagriauštas, taigi vairą reikės irgi persiti. Na žodžiu. Judam, bandom, bet kaip sakant, koja kišo, bet manau viskas bus ok. Pozityvus nusiteikimas. Džiaugsmu pranešu, jog pagaliau automobilis dažymo kamerų ir jau dažysis, jau šiandien galėsim matyti, kokia spalva. Kaip jis dažos, kaip jis kaslės, kaip dengės, tikrai viską pamatysim. Bus ledas. Važiuojam. Oh yeah. Hot in the club, in love with the dub. Active, yeah, I'm free like a dove. In love with the bass, in love with the sub. In love with the energy I get from above. Hot in the club, in love with the dub. Active, yeah, I'm free like a dove. In love with the bass, in love with the sub. In love with the energy I get from above. Wheel it, take it back. Fire burning on the track. Get down, make it clap. Like 1, 2 bars, we deal with that. Deal with that. Deal with that. Deal with that. How about give me that? Give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap, no snap back. It's a new era, got that balance like a Libra. Never been a diva, never wanna look back either. Focus on the future, focus on the ether, focus on the good time, lyrical. Complex like a spider's web keeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make your mind weaker. Mash up the set, then go put my feet up. Complex like a spider's web deeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows and make your mind weaker. Mash up the set, then go put my danger, when I step in the repeat. Danger, when I step in the repeat. Sveiki, aš esu Mantas iš X-Audio. Deividas kreipėsi dėl garso aparatūros. Mes jam sukomplektavom sistemą. Tai sudaro garsiakalbių 2 komplektai pritaikyti BMW 40 modelių. Garsiakalbių stiprintuvas, žemadažnio garso stiprintuvas ir visas pajungimo laidynas. Tai yra vidutinės galios garso sistema, kuri nereikalauja itin aukštos įtampos automobilyje, kuri pagyvins tiek žemus dažnius, tiek vidutinius ir aukštus automobiliją. Tai garso sistema tikrai yra gan kokybiška. Jie sumontavus, lauksime atsiliepimų iš Deivido.
Gavom žinių, kad yra jau išrinktos apdailos, kurių mums reikia. Ir atsivežėm dar Zenių pasižiūrėti, kaip nudažyta, nes Zenius dar nematė. Zenių... Jisai buvo paruošėjęs. Zenių, pasakyk savo nuomonę. Verdiktą. Verdiktas. Man patinka, matosi, kad kamerai dažyta tikrai, sulėta lakas gražiai, dabar belieka tik tai, kad viskas surinkta. Nebedaug liko. O kaip matot, rinkimo yra? Parodom, kad viskas čia dar išardyta. Motoro nėra. Žodžiu, reikaliukų yra. Ir eisim pašnekėti, pasimsim apdalas, važiuosim apsitraukti apdalą. Aš, pavyzdžiui, kai mačiau stogą, atsiminėm, stogas dar tokia turėjo bangų. Jo, jis kreivas buvo. Išlygino stogą. Gerai, spalva gera. Manau, galutiniam rezultatė visas pilnai atrodys bomba. Dabar reikia dar stipriai padirbėti. Gerai, važiuojam apdailų pasimti ir važiuosim traukti pas Printoną. Padirbėsim ir mes šiandien. Vat su šitų daugiausiai reikalų bus. Aš atsimenu, esu traukęs slyvai savo, tai šitie visokie tokie lenkimai biški sudėtingesni va čia. Bet pasidarys. O ką, nupūst? Ne, trauksim. Dar reikia nuspręsti kaip, aš galvoju, gal net Forge Carbon. Piano Black. Piano Black ir Black Piano. Tai ką, jau kitos žvaigždės varo pas visus automobilius. Ir jūs, kolegos? Turim ir gerų naujienų, gal ir blogų naujienų. Geras naujienas, kad turit papildomą mėnesį pabaigti projektą. Blogas naujienas žiūrovam, nes susitęs pabaiga, nes Deivis išvaro. Tai mes vis tiek be Deivio nerodysim žmonėm. Deivis grįž tik po mėnesio. O davai jį Deivis grįž, o kai Deivis grįž, aš mėnesį ištrinu. O tu įdomu, kaip spėsim, nes aš visai norėčiau į oro uostą pasitikti su Bansu. Nežinau, matysim. Matai, kad čia iškliūnam, testai. Šeštadienį prie jo darbuojamės prie Bansu. Šį? Šeštadienio planas jau viskas. Motorą surinkti, važiuotų. Važiuoklės susirinkti. Važiuoklės viską turim, koilus turim, iš variklio viską turim. Reikalų. Aparatūrą dar sudėti. Bet tai tai ką reiškia būti žvaigždė, bet reperis, davarys gauti viską. Gerai, reperį, viso. Gal reikia irgi mamos statulėlės ir... Mamos statulėlę gausi? Kur dėžint statulėlę? Kiek kainavo mamo apdovanojimas? Vilgrima beje ir plovyklą turi, jas apsilankyti. Čia reikės Passatą, kai sutvarkysim. Ir mūsų naują projektų automobilį Golf GTI. Su GTI beje bus įdomių irgi naujien, nes Ignelis kategoriškai atsisako su juo atsisveikinti, tai ir mes jam turim techą pravaryti. Tai vat ką tik derinom dėl slenkščių vyrinimo biškį. Toks neįsiskiriantis Passatas, kad nepastebėjau, kad mes atvažiavom. Pilkas miesto dizelis. Rolandas mėgsta pamiegoti ilgiau, kiek pastebėjome, nes mes esam kaimynai, reikia paskambinti. Dėl apdailų ar priims mus, mes jam nesakėm dar, bet... Žiūrėk, mes turim tokį dalyką, Kem6 salono apdailas su medžiu. Kada tu būtum darbė, norim parodyti, reikia padėti mum aptraukti visą tą reikalą, kažkokią tai spalvą, tikriausiai juoda. O jūs visą tai nori šiandien pasidaryti, taip? Jo. Geriausia būtų taip. Taip. Tai mum reikia tavo kompetencijos, o rankų mes turim 6. Nesikeiksiu, bet pasižiūrėjau. 5,5. Aš būti darbe, something around 12:30. Aha. Yes. You come and we will check, yes? Yes. And we will wrap, okay? Okay. Talk to you later. Bye. See you. Bye. Bye. Va taip, pasišnekėjom. Tai 12:30 mes bus vietoje. Imsimės darbą, nuspręsim kokią spalvą traukiam. Turi jisai plevelių ir vietoje. Jeigu ne, yra tiekėjai visai netoli mūsų, tai nuvažiuosim, išrinksim kažkokią tai spalvą apdailom ir užtrauksim. Reikia, kad derintis ir prie raudonos, ir prie pilko salono. Keliavom pas kamyną. Hop. Po vieną. Vėlka. Pavidurį, vėl. Šeit, bet man atrodo atlips kažkada.
Kažkada skamba kaip ateities problemos. Mes sprendėm juodą daryti, tiesiog blizgi ir viskas. Nebent turi idėjų. Tai Black Piano yra juoda. Black Piano. Juoda. Blizgi. Juoda blizgi. Jeigu nežinojai. Nes tipo galima, jeigu ką pasidėti tenais, po su kairė ranka, juodas rulonėlis yra. Kaip mano? Gyvatės išnaras. Čia yra Carbon. Nu, čia tas kaip jis. Ne Forge Carbon. Koks? Ne Forge Carbon. Ne Forge tikrai, čia yra... Baby Blue. Gerai, važiuojam. Darom šitą, visai prikolas. Aš galvoju tiesiog tipo kažką kaip detalę, bet visą tai man atrodo... Man tai čia yra kaip močiutės stalas, klijonkė, grinai, va. Na, jeigu pas tavo mačiutė tokį klijonkę, tai aš noriu ten apsilankyti. Nu, gerai, va, kur jinai dabar yra, dar man atrodo tau per anksti. Tikiuosi. Čia yra IPA. Isopropyl alkohol. Pabandom? O pas jį pilkas buvo? Pilkas salonas. Ne, tai apdailos buvo medis, bet salonas pilkas visas. Pilkas dizelis, kad nepamirštum. Tai juodą traukiame, ne? Prieš karui aš gratinėštą užtraukiu. Į 6 golfą GT įtiktų, ne? 5. Į 6. 5 net negalvokite. Į Mazda. O? Mazda įtiktų. Didžiosios. Šitos. Aš nežinau, kurią pusę dabar buvo. Šitą, man atrodo. Na, jeigu dabar. Žygiš. Taip. Dabar tikrai Chuliganai. veiksmas vyksta lyg šašlykus keptume. Ne tą pusę uždėjai. Ne tą pusę vertėjai. $100. Kiek jisai tam tailandiečiui davė? $100. Nu paveiksluokit Deivido Skubinę. Čia dar po to apipjausis, nekreipi dėmesį. Tiesiog kol formą suvesiu. Suveiks feną dabar. Šitų kampų. Kaip matot, dirbam darbus, darbai nestovi, po biškį darbuojamės. Darbų yra daug, todėl dėja, bet sekančios serijos teks palaukti maždaug apie mėnesį. Bet ta serija bus tikriausiai paskutinė, finalinė ir labai įdomi ir su visu mašinos revylu. Taip kad laukit. Like, share and subscribe. How about give me that? Give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap, no snap back. It's a new era, got that balance like a Libra. Never been a diva, never wanna look back either. Focus on the future, focus on the ether, focus on the good time, lyrical.